Nu, sveikučiai, štai ir aš grįžau po ilgo laiko nesimatymo. Iš tikrųjų, paskutinis mano video buvo vasario mėnesį ir nuo to laiko aš tiesiog nieko nebekėliau, apart trumpų mano video, kitaip vadinamų shorts, kur aš ten tiesiog rodau savo kasdienę arba kolegijos aprangą. Kodėl taip atsitiko, kodėl aš taip užtrukau su tais video, tai buvo todėl, nes man buvo labai intensyvus laikotarpis. Labai daug paskaitų ir balandžio mėnesį prasidėjo praktikos darbai. Darbas mano oficialus praktika, tai visai laiko nebuvo iš tikrųjų. Tai vėlgi klasikinis jums pasiteisinimas, laiko stoka, todėl aš jau nebeikėliau tų žadėtų video. Kad ir kaip žadėjau, kad ir kaip įrodinėjau, kad įkelsiu, bet dėja, kaip gavos, ir nebeikėliau šitų video. Taip, nepykit ant manęs. Taigi, kas nutiko per tą laiką, trumpai aš papasakosiu. Kovo mėnesį kaip ir nieko gero, paskaitos darbas, tik labai daug to darbo neįprastai. O balandį prasidėjo praktika akušerijos skyriuje prie gimdyvių. Na, štai ir ta praktika, šiaip man patiko visai tuose gimdymuose. Somebody once told me hands off my macaroni, piñata mama gudgy monster. She was looking goddamn with finger in a bummer. Taigi, ką norėjau pasakyti, kad man ta praktika patiko, buvo labai unikali, joje pasisėmiau tos patirties daug, mačiau Cezario pjūvį, mačiau gimdymus. Šiaip aš tai labai vertinu, kad turėjau tokią galimybę turėti praktiką gimdymo namuose. Na, o kas nutiko balandžio mėnesį? Taigi buvo mano gimtadienis, man 25 metai jau. Man 25 metai, šakės, ne pirmas, mes išneku, jubiliejai šiais metais. Tai vat, 25, gavau dovanų, štai tokį draugą. Nuo brolio aš labai ilgai norėjau tokią meškiuką. Bet nesmė. Apie ką bus šiandienos mano video, tai visi mano pomėgiai. Aš kadangi jų labai daug turiu, tai ir apžvelgsim tuos visus mano pomėgius. Visus, kiek aš jų turiu. Ir trumpai jums papasakosiu apie juos, kiek laiko jiems skiriu ir panašiai. Tai tikiuosi, kad turim bendrų pomėgių, kad ir jūs turite tokių pomėgių kaip ir aš. Tai kviečiu apsižvalgyti savo pomėgių karalystėje. Pirmasis mano pomėgis yra knygų skaitymas. Štai gimtadienio proga gavau tokią lentynėlę iš vyro, taip pat iš Spainės gavau šitą kūrinuką, kuris man labai gražiai atrodo prie lentynos. Aš labai vertinu rankų darbo dovanas, labai. Taigi mano knygos. Čia pačios mylimiausios, nuostabiausios. Aš jau vieną kartą skaičiau, kyla pagunda skaityti dar, bet laikausi. Toliau iš knygų mugių visokiausių, turiu biškį ir filosofinių. Negaliu ištraukti, nes jeigu ištrauksiu, man čia visas nukris. Tai čia tokia labiau sielinių pasakojimų. Neprisimenu, kada skaičiau. Toliau visokiausios knygos. Ir šiaip labiausiai mėgstu detektyvinės, mėgstu psichologinės, fantastinės apie vampyrus, va kaip matot. Bet mano žanrai labai šokinėjo nuo klasikinių iki fantastinių. Tai tiek galiu pasakyti. Pirmas pomėgis – knygų skaitymas. Dabar paaiškinsiu apie sekantį savo pomėgį. Tai įsivaizduokite tokią užrašinę, kurioje nėra taisyklių, kur jūs galite išsireikšti kaip tik norite, kada norite, bet kokiais būdais.
šiaip pažodžiui verčiasi šiukšlių žurnalas, bet aš pasakysiu kitaip, tai yra junk journal. Pas mane jisai nelabai junk, bet aš būtent taip išsireiškiu kūrybiškai, kaip sakoma, išsilaisvinu nuo nuobodžios rutinos. Taigi parodysiu, ką aš esu sukūrus. Taigi, čia yra pradžia, mano turinys, čia aš, mano toks turinukas ir pavyzdžiui žiūrim. Pavyzdžiui, vasaros tema atrodo taip. Aš išsireiškiu būtent taip, kad mano akim taip atrodo vasara. Čia tarp kitko tikra citrina. Toliau, mano mėgstamiausia spalva yra rožinė. Aš taip matau savo akimis rožinę spalvą ir kaip matot, vaškas, visokie karoliukai ir panašiai ir taip toliau. Toliau, taip aš matau sodą. Čia yra mano įsivaizdavimo sodas. Toliau, ruduo. Čia yra mano įsivaizdavimo ruduo. Mėgstamiausia metų šventė Kalėdos. Toliau, mylimiausia princesė. Aš labai mėgstu džiazą, o tą filmuką pamėgau dėl to džiazo, kad ten tiek daug to džiazo ir taip gražiai dainuoja, aš negaliu šakės, kaip man patinka. Tai vat, dėl tų paveiksliukų man teko labai gerą knygutę sukarpyti. Bet reikalauja aukų. Toliau, aš rašau istorijas, turiu Wattpad. Aš jums galėsiu įkelt, jeigu įdomu paskaityti. Taigi, čia yra mano viena iš istorijų, kaip pradžia, tas visas nutikimas jau, kulminacija ir pabaiga žodžio. Ir to vidury centras yra tas golden ticket ir panašiai. Tai aš kažkada įkelsiu Wattpad, o daugiau nebėra. Tai toks mano tas žurnaliukas. Aš labai mėgstu jų kurti, labai netgi. Ir trečias mano pomėgis būtų rašymas. Čia matote sąsiuvinių krūvą ir aš tai papasakosiu, koks sąsiuvinys reiškia. Tai pirmasis yra mano norų, emocijų, jausmų sąsiuvinukas, į kurį surašau savo mintis, jausmus, norus didžiausius ir panašiai. Čia kaip matote yra filmų sąrašas, galiu parodyti, 100 filmų. Kokiais metais dar užsirašiau. O to knygų sąrašas iš 100, matot patys, kiek perskaičiau. Ne per daugiausiai. Na ir taip toliau ir panašiai. Čia gal kaip toks žurnalas būtų gyvenimiškas. O matos. Toliau skaitimo žurnalas. Na čia mokyklos lygio gal labiau. Nes aš jį pildau, aš perskaitau knygą, pavyzdžiui, ir užpildau. Lėlės namas, detektyvas. Ir užpildžiau santrauką, pagrindinės idėjos, citatos ir pastabos. Žinau, kad labai atsibosta man čia rašyti. Kaip matot, mėgstu tikrai rašyti. Paskutinė knyga aš dar nepabaigiau skaityti, rašyti. Ir dabar, kur skaitau knygą, matot, tuščia. Kaip matot. Toliau, praeitais metais aš savimi atradau tokį sąsiuvinį, emocijų kalendorių. Svoris. Ta prasme, čia yra mano visos emocijos, yra spalvytės netgi sužymėtos ir aš čia pildau, rašau kiekvieną dieną ir taip toliau. Kas matėt tikslą, tas matėt. Aš neturiu ko slėpti. Toliau. Mano sapnų dienoraštis. Aš kartais pildau savo sapnus, aš neversiu, nes bijau atversti kažko negero. Juokau. Toliau mano savaitės planuoklis. Čia visi yra mano planai surašyti, bla bla bla. Savaitės. Čia kaip galit spręsti, čia yra mano dienoraštis. Storis. Nedaug dar parašiau. Na ir paskutinis, bet neprašiausias, mano studijų žurnalas. Čia rašau visą savo Čia užrašai buvo
Paskaitau visas savo studijas, kur kada kokią paskaitą, bla 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 ir panašiai ir taip toliau. Taigi mano trečias pomėgis – rašymas. Toliau mano pomėgis įeina makiažai, aš jų čia šiek tiek turiu ir jeigu norėsit, galėsiu netgi atskirą video susukti ir parodyti, ką aš ten turiu. Tai toliau aš mėgstu piešti, aš nesu menininkė, bet piešti mėgstu. Bet čia yra mano piešinių kombo, eina anime, kurią labai žiūriu, mėgstamiausias žaidimas Genshin Impact ir tas piešimas. Tai apžvelkim mano kūrybą. Labai garsi tyla. Tai supratot, ką aš manau apie savo kūrybą? Piešiu. Mano sesė piešia, ta prasme, belė kaip gerai, tai jeigu leis aš jums parodysiu, kaip jinai piešia. Tai ojojoj, man tik po lapai slėptis. Kadangi šiek tiek esu perfekcionistė, mėgstu dėlioti deimantinės mozaikas. O kaip matot, nėra jį pas mane baigta, dar trūksta visko. Bet aš nežinau, šitą užbaigsiu, nes pamečiau vieną seriją karaliukų. Man atrodo, būtent 9 ir nebeturiu su kuo lipdyti, bet reikia baigti, nes taip negali stovėti tiesiog. Ir toliau mano pomėgis, tai būtų nerimas, čia yra pats naujausias mano pomėgis, aš tik pradėjau mokintis. Nerti kūriniai atrodo taip, čia dėja ne mano darbas, čia mano svainė nunėrė per 2 minutės, aš būčiau nunėrus gal per valandą. Tai aš tik pradedu tą pomėgį domėtis šituo irgi, čia pirmasis taip kaip mano diamond paintingas. Na, o savo likusių 2 pomėgių negaliu parodyti. Tai yra todėl, nes vienas iš tų pomėgių yra važinėjimas ilgalente, longboard. Aš labai mėgstu važinėti su longboard. Mažlytė. Kodėl negaliu parodyti, nes šiuo metu, kadangi buvo šaltasis sezonas, aš ją užkišau į rūsį ir dar vis nepasiėmiau, nes reikia apruošti ratukus, ištepti, suruošti ir panašiai, iš pažemos. O mano vienas pomėgis tai būtų šokiai. Aš turiu TikTok paskyrą ir seniau šokdavau tos šokius visokius ir panašiai. O dabar aš suguliabau, aptingau ir iš tikrųjų labai senai bešokau. Reikėtų vėl atsigręžti savo pomėgį. Šiaip daugiausia laiko aš skiriu būtent rašymui. Tai būtų mano numeris 1 pomėgių, o mažiausiai tai tiems šokiams. Taigi mano visi likusieji pomėgiai jau apšnekėti, aš aptariu visus savo pomėgius, ką galėjau parodžiau, ką leido galimybės taip pat parodžiau, tai tikiuosi, kad ir jūs turite panašių pomėgių ir taip toliau. Labai esu dėkinga, kas mane palaikot, kas mane žiūrit, aš jūs visus matau. Matau jūsų gerus žodžius, jūsų gerus komentarus, kurių pasitaiko nedažnai, bet vis tiek. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, kad buvote su manimi. Pasiekite mane Instagrame happykotre, taip ir rašusi. Taip pat TikToką įmėsiu nuodą, nes sunkus pavadinimas. Taigi, sakau jums iki kitų kartų. Video tikrai bus šį mėnesį, nes nutiks kai kas, ko labai laukiu. Tai tikrai vienas bus garantuota į 100% video, o dėl antro dar nežinau. Ir tai greičiausiai bus, tai summa summarum turbūt bus 2 video.